Tai labas vakaras. Tai sveiki visi klausytojai ir žiūrovai. Čia turime pirmą Indiškos Reiki mokyklos podcastą ir būtent šis epizodas bus apie mūsų piligriminės kelionės į Indiją. Apie buvusias keliones ir apie būsimas keliones. Ir mūsų laidos viešnios yra Monika, Indiškos Reiki mokyklos meistrė, Rasa, Indiškos mokyklos meistrė ir administratorė, ir taip pat aš Aušrinė, antros pakopos mokinė. Ir mes visus buvom kartu Indijoje, kelionėje šį sausį ir norim čia papasakoti apie mūsų patyrimus ir pasidalinti, kas laukia ateities kelionės. Ir neužilgo jau bus beje, sakės. Tai paklausykit, jeigu įdomu Indija, jeigu nedrįstate, norite tiesiog sužinoti, kokie mūsų įspūdžiai, o galbūt jūs padrasysim ir užsiregistruoti, prisijungti kartu prie mūsų ateinančių metų vasarį. Taip, iš kelių mėnesių. Pradėkime. Nu tai labas vakaras, mielos damos, mademoiselles ir madam. Labas vakaras. Mes šiandien susitikome šitą garbingą progą, labai garbingą progą pakalbėti apie Indiją, kuri buvo viso labo, kada pas mus, beveik prieš metus jau. Sausį. Nu tai, kas čia, be poros mėnesių ir metų. Taip, tai beveik. Ir, o kodėl mes nusprendėme pakalbėti apie Indiją? Nes mes vėl važiuosime į Indiją. Gerai, tai tada aš pradėsiu nuo savęs. Aš neatsimenu, kam čia kilo idėja kalbėti apie Indiją. Aš sugalvojau, ar tu sugalvojau? Tu sugalvojau. Aš sugalvojau, tai aš prisiėmu atsakomybę. Aš sugalvojau todėl, kad aš pamaniau, kad jokie grafikai, ten tų neaiškių šventyklų pavadinimai ir vietovės vis tiek niekam nėra aiškios. Ir kad ta Indija yra jokiais grafikais, žodžiu, turistiniais maršrutais neapriepiama. Ir pagalvojau, kad būtų labai smagu pakalbinti ką nors, todėl kad labai įdomu būna, kai ta Indija apriepta ne maršrutais, o žmonių įspūdžiais. Kai Indija ištinka. Jo, Ištinka jau. ir atsitinka. Tai va, tai iš tikrųjų, jeigu tai visai sąžiningai, aš suprantu, niekas iš mūsų namų darbų nedarė. Ne? Todėl mūsų pokalbis bus labai toks natūralistinis. Taip. Tai tada vat aš ir pradedu, Rasa. Taip. Kaip tave ištiko Indija? Mes čia apie pernai? Nu, Ar tai šiemet? Mane jau beištinka. Mane beištinka antrą. Ne, aš apie tą, kas ištiko dar, kas ištiks dar. Aš labai norėjau į Indiją ir mes buvom su tavim kalbėję, kad tu duosi žinot, kai tu suplanuosi į Indiją. Ir jeigu tu atsimeni, pirminis planas buvo, kad mes važiuosim, tu važiuosi, aš, Neda. Ir dar gal... Aš važiuosiu ir gal porą žmonių dar važiuos. Taip, toks buvo planas. Ir kai tu parašai, kad varai į Indiją, aš parašiau, gerai, aš irgi. Tai va, ir paskui kitą dieną tu parašai, perkam bilietus, bilietai kainuoja tiek. Sakau, gerai, perkam. Padarėm pavedimą, viskas, visas ištikimas. Taip, ir kaip tave ištiko tai Indija dabar, jau nuskridai? Jau tenai vietoj? Taip. Visiškas kultūrinis šokas. Nors aš buvau buvusi ir prieš tai, ir Azijos šalyse, ir aš jau taip galėjau tikėtis, kad jinai visai kitokia bus. Bet kada tiek, nesitikėjau. Nes man pirmas įspūdis, kad visiems viskas gerai. Tiesiog, žmonės gyvena gerai. Ten neįsmas, jeigu jūs atsimenat, Delį ten toks užterštas oras buvo, ten visos šnervės juodas, jau ten po kelių valandų buvo ir galva bilia, kai pradėjo skaudėti. O visiems gerai, visi stovi ir ten Indijos masteliu buvo šalta, rytas buvo, visi su vyrai šalikais, bet kažkaip su šalikais jie nekaip užsigobė, kad šilta būtų. Jie va taip va, kaip skauda dantį, kad Jausis, jie visi dengia. Ir atrodytų ir rytas, ir šalta, ir tas Delis toksai pakankamai užterštas oras, o visiems viskas gerai, va stovi, ten kavinės nedirba, nieko, pastovėsim, palauksim, kol atidarys ir tada nueisim tos kavos atsigerti. Arba ne. Jo, tiesiog, tai va toks pirmas man įspūdis buvo, kad žmonėms viskas gerai. 3 esminiai žodžiai, kaip tave Indija ištiko, kokios 3 pagrindinės būsenos? 3 žodžiai, vat ant liežuvio galo, kas šauna. Gera nuotaika, čia vienas žodis, sakykime.
tada pradžioj mažai moterų. Nemačiau oro uoste, kol mes buvom. Ir trečia, tie Indijos kvapai nepažinta, nepatirta ir aš jaučiausi kaip mažas vaikas, kuris buvo perkeltas su laiko mašinai kažkokį paslaptingą pasaulį. Nu čia 3 žodžiai, sakykime. Tai paprašyk moters trumpai. Gerai. Kaip Aušrinė tave ištiko Indija? Mane tai irgi ištiko neplanuotai. Aš nežinojau, kad aš važiuosiu iki lapkričio mėnesio galo. Sausį išvažiavau. Taip, mėnesį prieš. Suplanuota mėnesio kelionė. Aš nieko neskaičiau, ką mes veiksim. Aš nieko nesidomėjau. Mano viena drauga jau važiavo. Ir aš tiesiog sakiau, aš irgi noriu, paklausiau aplinkinių, ar mane išleidžia, ten visų, žinai, draugų, tėvų, ten dėl darbo, nu tiesiog, ar viskas okei. Ir mane visi labai skatino. Ir aš tada galvoju, tai kodėlgi ne, tas mėnuo, fainai. Ir taip ištiko, viskas ten tada sulaukėm kelionės, dar prieš tai, aišku, ten gilinomės kiek įmanoma, ką apsirengti, ką pasiimti, nes tokia šalis, kur supranti, kad yra joje apribojimų. Ir aprangos, ir kažkokių, net dėl to, kad mes turėjom didelius maršrutus ten nuo Himalajų iki Indijos vidurio, tai tu supranti, kad bus ir karšta, ir šalta, tai ir nenorit būti per daug turistekiškas, tai net nesupranti, ką įsidėti, kad taip ir gražiai atrodytų, nu toks visada tas miksas. Kelionė, tai, nu šiaip visai ilga ir varginantis skrydžiai vis tiek ilgi, tai kai jau atskridom, ten tos pirmos dienos, kur Rasa oro uostas apibūdino, tai jos, šiaip aš atvažiavau tikrai geros nuotaikos ir atsipūtus ir man buvo viskas fainai. Bet ilga kelionė, tai tu ten taip ir sėdi ir lauki su visais, net nežinai, ko tu lauki, net nesupranti, kodėl tai skrydžiai taip ilgai, ten, kodėl mes taip ilgai Bengalūro skrydžio laukiam, tai aš iki šiol nežinau, tam oro uoste. Tikrai ilgai buvo. Aš neatsimenu iš vis, kad būtų ilgai. Aš labai atsimenu, kol su Nilo laukiam, kažkaip irgi labai ilgai Delio oro uoste, va tada, kai kavos tu sakėjai. Mes ten su Nilo laukiam, aš nežinau. Mes su Nilu buvom. Mes su Nilu, bet dar ir jo laukiam pradžiai, tada jau jis atėjo, bet toliau visai laukiam. greitai atėjo. Kiekvienam Nes man visai neprailgo, man labiausiai gal iki kol mes gavom pirmą kavą prailgo. Tai čia kiek 3 dienos? Nežinau. Jo, bet visi terminai ten kitokie, labiausiai gal po to jau toks highlightas šitos pirmos dienos buvo, kai mes jau po visos to ilgo skrydžio, aš kodėl man jie prailgo, aš nemiegau per skrydžius nei vienus, nei tą 8 valandų, nei tos trumpesnius, man su skrydžiais aš nemiegu per juos. Nežinau, gal reikia su business class kristi, kad atsigultum, ten pagalvytės, visą kitą, bet paprastais skrydžiais tai man prailgo, kad aš atsimenu, kai Bengalūre nusileidžiam ir ten išeini, ten jau karšta, nes Delio tai mes su striukiam dar žieminiam buvom, o Bengalūre vasara ir mes išeinam ir ten tos lagaminus tempiam ir pareina komanda ir mums jau karolius deda gėlės, ten vandens buteliukai, tai visu žodžiu, fiesta manjana. Taip, susodino visus į taksus, ta klasikinė situacija Indijoje, kai netelpa lagaminai ir juos riša ant stogo. Ir tu visą kelią važiuoji, neaišku, kiek mes ten važiavom, dar po to iki Saibabos, ir tu stebi tą savo lagaminą ant priešingo takso stogo ir galvoji, ar tu atvažiuosi į vietą. Bet jis reiškia tilpo, nes jeigu ant stogo vietos jam užteko, reiškia tilpo. Taip, jis tilpo. Ir tada dar labai atsimenu, skaniai pavalgėm, mus ten dar nustebino vakarienė. Ir ten visi tie tokie klausimai, spėsim, nespėsim pas Saibabą, galiu viešbučiai, ne viešbučiai. Aš buvau prisiklausiu apie viešbučių negerų dalykų, bet iš tikrųjų tokį gerą viešbutį turėjome, kai atvykom. Ten pasaka, viskas. Tai buvo fainai, tas visada toks kelionės būna tos pirmos dienos tokia migla, žinai, kai neaišku, kas vyksta, daug vyksta, nežinomybė. Laukia surprise. Ir dar buvo labai kas, tokio naujo, nes mes susipažinom su tais žmonėm, kurie skris kartu. Ir aš nepažinau didžiosios dalies žmonių, aš pirmą kartą gyvenime mačiau iš viso. Jūs truputį kitaip. Mes buvom bendravę, bet irgi ne visus buvom. Daugiau, mažiau, tai va, tai toks buvo. Kol su kažkuo nekeliavai, tol to žmogaus nepažįsti. Mes labai gerai vieną kitą pažįsti. Po bendros kelionės, tai dėl to taip. Tikrą draugą pažinsi po keliavęs. O kaip tam, Monika? Kaip mane ištiko Indija. Kaip tave ištiko Indija? Mane ištiko Indija senai.
Jinai mane ištiko ir aš pirmą kartą į Indiją išsiroviau visom nepatogiausiam gyvenimo aplinkybėm ir pirmą kartą buvau tik 10 dienų Indijai, kad aš man labai reikėjo. Aš prisijungiau prie grupės Kosovos ir grįžinėjau ir aš prisijungiau. Ir mane ištiko Indija taip, kad kai aš išlipau Delio oro uoste, man tai buvo gera. Ir tas pats smogas, ten buvo Mielas. kovas, jau buvo šilta labai dėlį. Ir aš 4 ryto, kažkaip reikia, net aš iš karto su Nylas nepriėjo, nes kažkaip tuo metu visi suskrisdavo kas kaip kada gali, bet ne taip kaip pas mus, mes visi kartu skridom. Ir žodžiu, ir aš suprantu, kad aš išlipu Dėlyje, ir dar prieš tai mane ištiko Indija, kai aš ėjau to Dėlio oro uosto ir tas kilometras ar 2 ten kilimų nukloti. Ir aš ėjau ir galvojau, viešpatie, kilimų nukloktų. Visą 2 oro kilometrus, uostą. visą oro uostą tai ilgai. Ir žodžiu, tai va, ir aš išėjau į lauką ir aš tokio euforijai ir suprantu, kad nieko nežinau. Nežinau, tai buvo mano pažintis, aš jo nepažinau, aš viena išlipau iš lėktuvų. Nieko nežinau, nieko nematau. Va, bet tada priėjo prie manęs toks usuotas jaunuolis su mano Facebooko, žodžiu, profiliu, sako, čia tu. Telefonis, o aš. Ir jisai mane siūlė, sako, klausyk, man čia reikia dar laukti kitų žmonių, sako, tu gali važiuoti, aš tave sudinsiu į taksą. Ir aš sakau, nereikia. Ir aš sėdu lagaminą savo. Ir laukia. Bet mano veido išraiška buvo, žinai, tokia. Ir ten sichų kariai praeidinėja, žinai, visą kitą, ten visi pypsina, ten aš pražiūrėjau, kaip taksistai ten, žodžiu, bendravimo. Ir aš atsimenu su Nylas, iš manęs tas 2 valandas juokėsi, nes jis sako, ir viskas gerai, ir aš... Ir man jo tokia visiškai grybų privalgys ir tada išlipo tokios maskvietės. Atskrido ir mes kartu važiavom. Ir nuo tų būsenų kontrastas tų maskviečių. Man tai ten, o jos. O vandens viešbutį bus. Ir aš atsimenu, su Nylas net atskirai jas pasodinu. Su manim kartu tik įsėdo į taksą, mes atskirai važiuoja. Ir jis važiuoja su taksistu priekio, aš galėjau sėdžiu ir tokia. Ir ten veža per Dėlį, nes mes, likom tada keliom dienom Dėlį ir praveža tave pro visą tą Dėlį, pro visus pip, mip. Ir aš ten tokia taksė, mane taip ištiko iš tikrųjų Indija. O po to mane nunešė, nes tai buvo 40 žmonių autobusas, ne mūsų grupė. Po to mane nunešė priešingus žmonių vibracijos biškį. Mano normaliai, viskas gerai buvo. Tai vat Indija, pats pirmas kartas man buvo stebuklingi, su viskuo, su apsinuodimu, viduriavimu, žinai, vos ten nežinau kokį, žodžiu, vos nesuroto virusų, ta prasme, per visus galus. Tada pavogtų telefonų kitos Lietuvoje. O, šito visą magiją išgyvenau. Kitos Lietuvoje? Jo, mes, žodžiu, taip, mes viešbutis Dėlyje. O mes valgydavom jo lauke, nes ten nedidelė gatvelė ir mes išsineždavom lėkštais, ten tokie, žinot, kaip būna tas kilimas žalias, netikras paties. Taip. Ir mes ten sėdėdavom ir valgydavom. Ir ne kažkaip, taip kaip mes dabar, pasidėjo telefoną čia. Ir sekundė ir jo nėra. Ir niekas nėjo pro šalį. Prabėgo. O mes juoktis. Išbėga šeiminiai, o ten stovi vis tiek, ten tai darbuotojai neapsauginiai. Ir jis bėgti paskui. Viskas baigėsi tikrai indiška drama. Visi viešbučio vyrai išbėgo vytis. Galiausiai jį pasivijo. Dar prisijungė kažkokie indai, kurie šiaip ėjo pro šalį, nes kokia gėda, kad turistą prieš užsieniečių parazitai. Ką užsieniečiai pasakys? Žodžiu, bet dar yra ne viskas. Jį pagavo. O Dieve. Tada jį nusivedė į viešbučio pietinę salę, kuri uždaryta restoranėlio salė. Ir ten jį kankino. Čia tas labai svarbus, nes indiškas kankinimas yra neeuropietiškas kankinimas. Ar Dievo nebijai? Nes kiek jie myli žmogaus kūną, nes jisai tas berniukas, kuris pavogė, jisai kaip suprato, kad jau jį pagaus, jis greitai į tuktuką kažkokį, žinot, kaip ten jungiasi tos įmetė, žodžiu, telefoną mes negavom. Bet jis buvo labai smarkiai, žodžiu, primuštas kabutėse, tai yra jie jį barė ir su šlepetėm daužė, nes tai yra didžiausias pažeminimas, žodžiu, ir jis labai garsiai verkė. Žodžiu, tai kraujo nebuvo pralieta, kad suprastumėt, nelašo, bet jis buvo labai pažemintas ir visą kitą, ir dar privertė į tokį apsiverkusį ateiti. Ir atsiprašyti.
Žodžiu, ir visas aktas įvyko atsiprašymo, kur jisai turėjo prisiekti, kad indai yra netokie, kad jis vienas toks blogas. Žodžiu, mums su ta mergaitė buvo jau telefonas pas mus, netokia brangenybė, kad mes pasiekėm. Viskas sukeitė, nieko baisaus. Nepaisant to, kad jis buvo ką tik nupirktas. Bet mes buvom tokio euforijų tos Indijos, kad žinai, tai pirma Indija mane ištiko su visais įmanomais savo tikrumo momentais. O po to visos kitos Indijos, tai pirmą Indiją aš nesupratau nieko, man tiesiog buvo euforija. Bet dabar jūs ketinat važiuoti antrą kartą, tą pirmą Indiją. Mes suprasim, kaip nieko nesupratom. Jo, ir tada antroji Indijoje tu pradedi suprasti tą jau gilymą. Tai va, taip ištinka ta Indija. Ir iš tikrųjų tikrai yra, šitą vietą tikrai žinau labai gerai, kad Indija žmonės pasikeičia. Kad į Indiją tu negali patekti nepakviestas. Ir jeigu tu esi nepakviestas į Indiją, bet vis tiek nusipirkai, pavyzdžiui, bilietą, nes nusprendai ją važiuoti, tarkim, kaip turistinę šalį atsižymėti, vis tiek kažkas atsitiks į lėktuvą neįlips. Aš žinau labai daug tokių istorijų, kur žmogus net paskutinę minutę persigalvoja. Bet jeigu Indija nepalaimina, Indija neištinka netyčia. Ir Indija yra toksai, žinot, kaip tu esi ten, tarkim, įpratęs, tarkim, gyventi 120 kokių nors ten džiaulio ar vatų dažnį, nežinau kokį, ne, tokiam fone, herso, ne. Ir kai tu papuoli į Indiją, o ten 300. Tūkstančių. Ne, tiesiog tik to 300, nereikia tūkstančių. Ir tada, žinot, kaip tas rezonansas nesutampa, prie kurio tu pripratęs, ir tada... Reikia perderinti. Ir tada vyksta tas perštimo momentas, o žinot, kai tam tikrose vietose rezonuoja, tai pradeda atsilupti sluoksniais, kai kurias, žinote, kaip labai geras pavyzdys, kaip valo, pavyzdžiui, žiedus ar metalą, ten irgi įkiša tokius laidelius ir tada atkrenta nuo atsisluoksnio. Tai vat man Indija asocijuojasi su to, kaip tave, vat, kaip murzina, kokį šakutę ar dažą įmeta į tą specialų skystį ir tuos laidelius ir čia ir tu pradedi atsilupinėti. Putoti pradžią visą. Ir tu ten su putomis, su viskuo kartais tiesioginė, tu pradedi atsilupinėti ir ten tos sluoksniai lipa. Dėl to į Indiją, vat, visą tą, vat, kiek tu ten nuvažiuoji, tai tu visą tą mėnesį ir ten verdi ir tas sluoksniai lupasi. Ir dar yra tas baisusis momentas, kad tu neturi jokios komforto zonos. Nieko savo, nieko prie ko tu esi pripratęs, nuo iki, nuo drabužių, maisto, tualeto, vanduo, viskas tau nieko, whatever, medžiai, nu, tu žodžiu, neturi, žinot, kaip būna, kai jau lūpasi koks skausmingas sluoksnis, tu labai nori kažko savo, nors kažko ten, tokį kilimėlio miego, žinai, pagalvykė tą vaikišką, kur su miegodavai, žinai, žaisliuką, merliuką ir nieko nėra, ir tie žmonės irgi svetimi. Irgi nervuoja. Ir žodžiu, ir tada taip tave ir tas momentas yra pas visus įsivyksta, jis toks kritinis įvyksta. Bet aš čia dabar gal pasakoju, gal kažkas čia pirmą kartą klauso šitą kokią tokią istoriją apie Indiją ir išsigąs. Bet man tai yra pats malonumas iš Indijos. Nes tu atvažiuoji, tu nenori, tu sužinai, kad tu ten ne koks varinis žiedas, o žiūrėk sidabrinis sluoksnis. Bet gal nebuvo tai viskas, žinai, skausmingai, tas vyko, bet ne taip skausmingai vis tiek. Tuo metu nesijaučia, taip, bet iš tikrųjų... Man tai, aš taip pažiūrėsiu tą, man pačiai tai gale šitas pasijuto. Tai buvo tas paskutinės kokios 2-3 dienos, maks ten 4 mes jau buvom pas sahibą tada. Ir jau tada pradėjo noriu namo. Iki tol buvo porą momentų, kai buvo kosmiškai šalta, Himalajos, kur tipo nieko savo, nieko nebeturiu ir aš viena kare, bet ten visiems tai buvo. Bet man tai kažkaip taip nebuvo labai stipriai tų pojūčių. Tai aš manau, kiekvienam dar irgi savas. Man stipriausias buvo pojūtis, kai reikėjo į Amritsaro ežerę maudyti. Aš mačiau. Tada nerealus buvo. O kažkam buvo Gangė. O kažkam buvo... Kaip aš vos nepaskendau Gangė? Nu, mano įsivaizdavimą. Čia taip irgi indiška drama buvo. Kaip aš skęstu, nors ten gilio, ten iki kelių daug dievė. Aš skęstu į grandinę įsikabinu. Srovė mane neša ir aš jau savo vaizdiniuosi, kaip mano kūnas išplaukė Gangu su visais šūdais ir lavonais. Ir atsistoju ir iki kelių. Ir dar yra kitas momentas, kad, nepaisant to, kad ten šiaip bendras tos Indijos dažnis padidintas,
o dar tu gyveni ašramės, šventose vietose, eini tose daršanus. Turi laikytis jų taisyklių, važinėjai po tas šventas vietas, kur dažnis jau ne 300, o 300 tūkstančių. Ten nuneša biškį gerai. Ir greičiausiai tas, nu vat, jeigu tai patarimas važiuojant į Indiją, tai nevažiuoti į Indiją kaip į turistinę šalį. Absoliučiai. Ja negalima važiuoti kaip į turistinę šalį ir šventyklų ten lankyti kaip turistinių vietų, nu kaip mes Kaip europiečiai muziejų, nuvažiuojame į Italiją, aplankysim kokią ten baziliką, žinai, nu tipo. Tai taip negalima ir nes... Žinai, dar jeigu į Italiją važiuotum, dar žiūrėtum, o kada, pavyzdžiui, Vatikane mažiausiai žmonių, žinai, kada eilės geriausias. Indija tas negalioja, ten įsimuši į minę, žinai. Ir dar tu gali būti suplanavęs Indiją kelionę, bet kai žmonės susirenka, jie visi turi savo karmą, nu visi mes to Indijai. Savus tikslus, savo karmą ir, žodžiu, ir Indija pradeda vesti. Ir kartais Indija grupė pradeda plėšyti. Kažkam reikia į vieną pusę, kažkam į kitą. Ir tada ta Indija yra graži tada, kada tu leidi nusimušti, nes gal tu suplanavai papulti tą vietą, o rezultate nesigauna. Koks nors kamštis, kas mes europiečiai pripratę, kad viskas būtų pagal grafiką. Taip, nenuvažiavom, arba mes neturim čia sustoti, šitą šventyklą neįrašyta. Bet čia tas labai kyla iš tų, nu, ko tu tikies. Ir jeigu tu atvažiuoji nieko nesitikėdamas, visiškai tiesiog, vat važiuoju į Indiją, nieko nėra, tai tada niekas tai nieko nesistengi sukontroliuoti. O kai kitas nori sukontroliuoti visą procesą, tai tada jau... Bet tai ką tu ten sukontroliuosi, tą Indiją su savo eismu? Nu nieko tu. Arba su sulčių pagerimais. Atsimenat sultis pakeliai. O Dieve, kaip skan. Kurias? Visas. Ir kopos, ir apelsinų. Ir dar cukranendrių, nežinau, ar man paliko. Man labai paliko. Aš negaliu sakyti, kad jos... biškirkai pasakė. Aš jos maišyčiau. Taip. Aš negaliu sakyti, kad man jos buvo labai skanus, kokia būtų labai gerai. Bet jeigu su vandeniu, ten vieną tą stiklinę 2 prie 1 atskės, tobula. Jeigu kas norit recepto. Ne, mes jeigu važiuosim, kitą kartą turėsim boteliuką. O mes jau turim patirties, mes ten iš karto atpaustumėm 2 apelsinų, 1 cukranendrių ir miksas. O kaip indai visą laiką sako, kam paklausi, visą laiką sako, taip, gerai, viskas tobula ir viskas gerai. Dar man labai patiko 2 šventyklos, Tirupatis. Tai ten atskirą galim būtų laidą padaryti apie Tirupatį, čia nenupasakosiu. Ir kur mes ėjom Krišnos šitą... Tai gal kur šokom. Taip, ir prasadą kur ėjom. O Dieve, koks skanus, mes 2 kartus apskamą. Kur tu viena po to nuėjai Smilkalų ir tikrai... Tai čia sektantų, krišnaitų, amerikiečių čia krišnaitų. Taip, gerbeli žiūrovai, pati geriausia šventykla. Palauk. Nes labai skanus. Bet prasadą mes jom jo, bet dar atsimeni, buvo kita šventykla, kur mes šokom labai daug. Taip, ten buvo Krišnos gimė. Tai ten ir yra, tai ta pati. Ai, ne, ten Krišnos pati pirmoji mūsų. Mes pirmą nuvažiavom ten, kur gimė Krišna. Irgi nereali. Bet iš tikrųjų, jeigu norit pašokti, tai visada važiuoju pas Krišnais. Nes aš atsimenu, kur gimė Krišna, tai mes ratelį ten šokom. Taip, kaip smagu. Kur buvom tam sektantų tobulam, bet kur labai geras prasadas. Kur pačios skaniausias smilkalai pas juos. Tai ten šoko ta panelė, sukosi ratu. Jo, transe. O tada buvo dar viena šventykla tokia niekur, kur mus nuvežė labai trumpam ir ten mes jau varėm šokti su mažom to mergaitėm, su indėm. Ten, kur kiti filmavo, o mes šokom. Aš nieko neatsimenu. Turiu net video. O čia tikrai? Tai buvo. O dar, reikėtų nepamiršti to restorano Džaipūrė, kur važiavom griliaus, kur šoko panas su puodais ant galvų degančių. O ten koksai šou buvo. Kur mes šokom? Kur mes šokom, jau mes šokom. Mes visur šokom. Jo, nerealiai. Iš tikrųjų, pas jos malda, šokis. Jeigu šventė šokis, visur šokis. Man labai patinka choreografinė šalis. Arba dar labai daug dainų, kai būnam, žinai, tose daršanuose ir kiek jie ten trukdavo valandą laiko dainuoja. Ir aš tai kažkaip... Čia reikia sakyti gieda. Bet jų tos giesmės kartais, net jie valandą giedodavo, po to kitą dalį jau taip labiau dainuodavo, nes būdavo tokios kaip 2 dalys.
Tai kažkaip, kai esi įpratęs ir klausaisi indiškų mantrų kažkur YouTube ir kažką, tai realybė jos ten kitokios. Linksmesnės. Ir būdavo ir tokių rimtesnių, kur vyrai ten taip rimčiau, ten gėda, bet po to tu labai daug linksmų, arba rytinis, kai eidavom tą po Omkaro, kaip jis ten vadinasi. Ratu eidom, bet dabar visos užmiršom. Kur vyrai ir moteris atskirai. Artis. Okay. Tai va. Jo, tas pirmas šokas, kai nuvarai į Indiją. Ir paskui Ganešą eidavom. Ir yra pora žmonių iš grupės, kurie supranta, kas vyksta. Ir tau taip sakom, tai čia Omkara, po to Artis, žodžiu, nueisi, ten biški pusrytukai, ten dešiniai, kairiai 5 namas ir tada 10 susitinkam Daršane, gerai, po to įeisime į ekskursiją ir tu toks tipo, ką? Kas? Kas tas? Kaip? Ir sako, ne, pamatysi, rytoj susitinkam 4 ryto apačioj, čia tos prie Ganešos statulos, prie Ganešos statulos. Visur tos statulos, visos jos ten Ganešos, tu vienas pasimetęs, ten 30-40 ryte stovi, miegodamas, dar šalta. Dieve, aš atsimenu, pradžiai tikrai buvo tas, tave tiesiog įmeta ir tu ten kažkaip... Išplauksi, ne, tai sorry. Ir čia labai priklausė, vis tiek grupė didelė ir vis tiek išsiskaido visi šiek tiek. Tu ten jau nėra to tokio, kad visi lietuviai susirenka prie ten tam tikrų durų, mes leidom savo būt. Ir tave buvo labai daug to tokio linksmumo, kad kas ką patyrė, visi skirtingai gimatė, atsimenu kaip skirtai prie valgyklos. Skirtingai, visi. Jo, skirtingi vaizdai. Oi. Bet iš tikrųjų šitas būdas yra pats geriausias. Kodėl? Nes kai žmogui tu iškart duodi savarankiškumą, atiduodi, tu susižiūrėsi. Plius ten jau jūs žinot, kad ten ašame 3 taškai yra iš esmės. O net jeigu tu, sakysi, visi susirenkam ten apačioj, tu visus davesi. Įsivaizduoji, prieš Omkarą tu stovi visai grupiai pasakoji. Įsivaizduoji, kad tos indės ten pasakytų. Ne, aš manau, kad prieš Omkarą tai būtų nieko gero. Jo, nieko gero. 4:30. Jo, ir tas tada šnekėjimas, tas protas niekada neišsijungia. Čia žmogus turėjo tokį... Tu įjungtum kontrolę, kur yra ten koks Egidijus iš mūsų grupės. Tas kambarys nedėjo, tai 4:30 einam jau žaidinėjom. Tu niekaip ir neišeini iš tos smegenų zonos. Dėl to tas toksai viskas čia yra, jūs laisvi rinktis. Vieną žmonės dieną gal ir pastresuoja, bet po to jie įgauna savo nuosavą ritmą. Dėl to šitas gal atrodo labai žiauriai, tas toks, žinai, kas nenuskęstas išplauks. Man tai tiko. Ja, bet... Aš tai šiaip viskas kaip ir gerai, bet jeigu važiuosim vėl pas Sai Baba, tai aš mielai pravesiu ekskursiją. Sai Baba žemės. Trumpą. Tokia, pusvalandį, kol iki turgus, nueisim ten, kur... Bet tau vis tiek reikės po to nes išsakyti rytoj vaikai patys, nes kitaip jie stovės kitą dieną prie tavo durų. Sakys, mes pamiršom. Ir sakys, kur tavo glužnis, aš noriu įsikasti. Jo, geriausias vienas iš topų, tai tas kokosas už kiek ten tų centų? Nežinau, už 20 rupijų. Kaip šiandien atsimenu, 20 rupijų. Nerealiai. Ir ten ir pavalgai, išskabi ir atsigeri. Viską jie tau ten padaro, jie įpropė. O tas maistas jų neaštrus, kur mes valgėm. Aišku, kad neaštrus. O Dieve, man ten prakaitas pylė visą, oi, siaubas. Aš kai susitinku su Rasa ir mes pasėdėme paskutinį kartą, buvom tokiam indiškam restorane, kur tu atsidarai ir parašyta tipo palak, kadai, ir ten visi nanai tie skirtingi ir tu nesupranti, ką tau valgyti, nes visur tie patys ingredientai. Ir aš eilinį kartą tiesiog bedu pirštų ir sakau, man šitą, su šitu, ir ten net nekalbėjo lietuviškai, ten padavėjo tik angliškai. Ir aš tokia, kadai, what's the difference between plukų nan ir ten tie visi žinai nanai. Išsiaiškinom, užsisakėm ir po to jau važiuojam namo ir nebesivairuojam, viskas. Tu žinai, kaip po Indijos taip atjungia smegenų normalią veiklą, kur sakai, suki kairę dabar ir žmogus į dešinę nusaka. O dešinė kažkieno kiemas iki važiavimo, net negali. Tai mes prisiekia, nes kiekvieną kartą tu taip atjungia ir Indijai tu taip gyveni. Tau sako, einam kažkur ir tu sakai, einam. Ir net nežinai kur. Nežinai kas. Arba sako, nori ir sakai, noriu. Ir tada atneša kažką labai skanaus. Tu net nežinai, kad maisto gausi. Žinai, ir viskas taip iš savęs. Važiuojam. Valgyk svogūną. Gerai.
Bet tai yra ir iš tikrųjų, ta prasme, Indija yra širdis, o širdis yra pasitikėjimas. O vaikystė, kai buvo maži, neklausdavom tėvų, nieko. Tėvai sako, einam. Nori važiuoti? Nori. Važiuoji, einam, darom. Viską žinai, kad bus fainai. Taip, ir vat grįžta tas pirmapradis jausmas Indijoje, jeigu leidi savo tos vaikystės, kur viskas, einam. Nes žinai, kad bus fainai. Jokio nėra, patikrinsiu, gal apgau ir žinai, varom. Jo, nieko nėra, kad paguglinčiau, rasiu geresnį maršrutą, geresnį kelią. Aš iš Indijos neturiu fotkų, jokių videokų. Aš kaip visada, aš grįžtu iš Indijos ir aš nieko neturiu. Gerai, kad specialiai telefoną nusipirkau. Prieš Indiją specialiai nusipirkau. Tai gerai, tai pradėk dalintis, buvo man jau trūksta su šiandien. Jo, tai fotkių ten pasidarėm, bet šiaip, tai prasme, aš tai galvoju, aš mėgstu, kai keliauju, važiuoju ir tada susižymė žemėlapį vietas, kur man patiko. Nes aš žinau, kad jeigu kada nors grįšiu ar važiuos kokie draugai, aš galiu pasidalinti ten, tokia Google, žinai, kaip tu susidedi kaip folderiuką. Ir aš nieko neturiu iš Indijos. Tušmas nieko nebuvau, ten pirmoji šventyklai pažymėta, tipo čia būtas, čia valgykla ir viskas, daugiau nieko Indijai nebeliko. Ir buvo tiek daug įdomių tokių vietų, tai ten aišku galima atsekti viską per... Net negali papasakot, kas įdomaus buvo Tirupačio šventykloj, kas? Eilė. Eilė. Aš bandžiau pasakot, susispaudė, indai viens prie vieno, žinai, kuri moteris su liemenėlė. Turi pasakyti, eini su 100-tūkstantinė minė. Kur nesaugu, grotos, nepabėgsi. Kurio plotis 3 metrai. Ir kuris aptvertas grotomis ir tikrai nelaikyta gaisrinės jokių infekcijų. Ir mes ten kokias 4 valandas. Ir 4 valandas tu šliauži. Dėl vienos sekundės pažiūrėjimo. Dėl vienos, ten buvo 3 kokios 4. Ok, nesiginčys. Bet tai buvo nuostabiausia, kas galėjo. Kad pats geriausias įspūdis, tai var papasakot, nepapasakot. Ne, neįmanoma. Ten gera pabūt, gera pajaus, gera su kompanija pabūt. Man patikdavo, ką mes kartu vykdom, o po to, kai galiausiai pasakybą iš viso, kai bendrabutį mėgom 5 vienam kambarį. Ten tai iš viso, visos vienam ryte. Aš pasijaučiu kaip pionierių stovyklai, kai mes mėgodavom, būdavo kambarį. Ir kai tau nušvitė sako, kodėl negėrėt pieno vakar karvės. O paskui gėrėm kaip tėvė mūsų šiltą pieną. Ir po to visi vakare prieš miegą šiltą karvės pienelį. Ir koks skanus tas pienelis. Ir vaisius liepdavo valgyti, pienuką. Ir karvę kaip davė man pabandyti pamelžt, niekas man nepavyko. O tos morkos violetinės. O tie mūsų bairiai. Iš kur jis iš viso atsirado? Aš tik atsimenu, kad galiausiai sako, kad jūs primenat sireną, nes tai sirenas O kaip tas prasadas, tas gidas, kaip jis buvo nuoširdžiai nustebęs, kad mes iš tikrųjų esam linksmos, ne kokios trenkstos. Kad gyvos. Man dar labai tie įspūdžiai, dabar žinai, kai viską žinom, aš jau porą valandų pliažu, čia tokį ilgesnį žygį turėjau nuo Preilos iki Pervalkos, ten tempiu dviratį, einu, labai gražus oras ir aš taip vizualizuoju, galvoju, kokį sarį pirksiu vasarį. Ir aš jau taip tokią viziją, reikia pirkti baltą. Atsivežti iš Lietuvos dar baltą golfą, vilnonį, jeigu bus kažkur vėsiau po to kalnos, kad vis tiek būtų galima apsirengti. Ir tipo į Tirupačio šventyklą tos 7000 daiktelių būtinai su baltu sariu reikėjo. Variantas. Ir faktas. Ir aš tokių, žinai, galvoju, ką dar įdomu ten bus. Kokia įdomi dalykų tu prisigalvoji? Pasisiūt galvoju, čia Jurga, pavyzdžiui, kai grįžo pasisiuvo, sakė, parsivežė šilko, pasisiuvo ten naktinukus, halatą, kažką čia dar paderinti. Visokių jau verslo ten idėjų, žodžiu, derinasi. Nes tai, kas ten vyko su to visų ir apsipirkimais, buvo taip linksma. Taip sava, po to niekur iš tikrųjų neturėjom tos tokios geros patirties, kaip ten buvo pas Aibaba. Mažas miestelis. Jo, ir ta šventykla iš vis tokį, tas ašramas tokį įspūdį man paliko, kaip ateini per tvorą ir visai kita energetika, kitas pasaulis, net iš vis kaip į užsienį ateini kažkokią, ne? Kaip vartai kažkokią kitą visatą. Dimensija, jo. Jo, bet iš tikrųjų. Nes iš karto įsijungia ten, įeini toks saugumas, toks priėmimas.
toks kiekvienas savam tame tokiam burbuliukį, o kai išeini už nugaros, tu ten toksai kaip teniso kamuoliukas, tau pum, tai visi ten mėto, žinai. Ir dar plius, kas labai man patiko Šaime, kad vyrai ir moteris viską atskirai daro, valgo atskirai, meldžias atskirai ir iš viso ten kažkaip net toks jausmas, kad jie vieni vienoj pusėje, kiti kitoj pusėje. Man labai ta patiko. Ir vieni kitus labai gerbė. Ir labai gerbė, ir plus man labai patiko, kad mes moteris galėjom pabūti moterystėje. Ir kai ateina vyrai tokia su malda, su giesme, tokia minia vyrų. Su savo bosais. Taip. Ir mes sakė, o ten, tokie, per širdį net nuėjo. Liko labai daug vietų, kur norėtų sugrįžti, gal ilgiau pabūti. Kažkaip. Man tai iš viso norisi, iš visos kelionės, aš tai tokia, gal visada taip paprastai, bet tiesiog nuvaryti kažkokį miestą ir atsisėsti ir pabūt. Ar nuvaryti auksinę tą šventyklą, atsisėsti ir pabūt. Vat kaip ant stogo tada sėdėjom, atsisėst, gal turėtum, jeigu ką, kokius bet mes nebūtumėm tiek daug visko padarę, žinai. Bet aš, pavyzdžiui, iš Amritsaro nežinau, ar ten pasivaikščiojimas po miestą, ar ten kažkas buvo liturgai panašiai, ar jie visą tą atperka. Nu, kai mes galim visi viešbutį gal susitikti, bet aš taip po to šventyklai norėčiau pasėdėti 5 valandas, 10 valandų, nežinau, kiek ten reikėtų. Nes kiek jie skaito tą maldą, kaip įdomu. Kiekvienas aukštas, pavyzdžiui, auksinių rūmų yra savitas ir jame kiekvienam norėtųsi praleisti laiko. Ir tas vanduo Amritsaro toksai minkštas. Jisai visas pakrautas maldų. Ten, nenusakoma. Ir tas prasadas, vėlgi, aš esu prasado gerbėja, man jisai be galo buvo skanus. Bet iš tikrųjų esmė dar yra ta, kad, tarkim, jum kažkoks tas gilesnis pojūtis yra todėl, kad su kažkuo ten, kai šalia blūdydavau, aš, kažkas toliau eina, o kažkas arčiau, aš kažką papasakodavau. Taip, tai, pavyzdžiui, tą meilę Amritsarui, tai 100% perdaviau aš. Taip, absoliučiai. Todėl, kad man tai yra tokia meilė ir kadangi aš žinau, kad tenais, iš kur tas ežeras ir kad, žodžiu, Amritsaras yra sikų šventykla, tai čia žiūrovam iš tai papasakosiu, jūs žinau, tai žinote. Ir kuri pastatyta ant švento ežero ir jie turi šventą savo knygą, kuri yra kaip dainuojama kaip giesmė. Ir jau daugiau negu 200 metų, tam centriniuose rūmuose, ta malda yra dainuojama nepaliaujamai. Ir jie tą knygą žiūri kaip į gyvą. Jie ryte su minia ją pažadina ir nuneša į centrinę šventyklą, visą dieną giedamos iš jos maldus, kur mes buvom užėjom ten, bet taip skaito iš jos. O vakare visi ją palydi, eina miegot, o naktį iš šoninių bokštų skaitoma dainuojama iš jos kopijų. Tai žodžiu, 200 metų, daugiau negu 200. Ir dar auksinius rūmus jie visi plauna pienu. Jūs matėte ten, kai vakare. Matėm. Ir galima indus kokiais nori mursiais pavadinti, bet taip, kaip, tiesą sakau, bet taip, kaip jie su kokia meilė jie myli savo šventas vietas. Tai jie yra, mes čia esam tada nešvarus, nes mes taip valyti nemokam, jie ten gali savo namų nedasitvarkyti, bet jau savo šventos vietos, tai kiekvieną milimetrą jie taip nužiūri. Va, ir todėl ten gyvena dideli šamai, tam ežere. Taip, kur mes maudėmės, tokio ilgio šamai. Ir ten dar kiekvieną rytą praplaukė su ta valtelė ir jau kažkas įmetė kažkokią šiukšlę, ten viskas yra rankom, surenkam, su tokia meilė tas vanduo prižiūrime. Ir ten realiai tas ežeras yra gydantis. Ir aš nežinau, kokia mano karmos taisykliais, bet man Amritsaras, pirmą aš kai kelionį į Indiją aš važiavau. Ir aš ėjau ir mano reakcija buvo panaši kaip Rasos. Ir dar aš ėjau, mes vakare buvom, ir dar ten pravežė, žodžiu, ten iš visos Indijos važiuoja žmonės su vairiom sunkiom ligom sergantis išsimaudyti. Ir pro mane pravažiuoja ten tai raupsuotas, tai nežinau kas, ir aš galvoju, aš neįsiu tą vandenį, nes per vandenį sklinda bakterijos. Ir aš nelipsiu į tą vandenį, nes ten prieš mane aš matau, kaip ten, žodžiu, ten grįžešis tokių tikrai panašius kaip ir raupsuotus tenais vežimėliuose nuveža. Ir žodžiu, ir man tai buvo irgi mūšis nugalėti save. Ir galvoju,
mirsiu nuo raupų, tai mirsiu. Bet nors šventoj vietoj. Taip. O kas tau liepia lysti į ežerą? Nes aš Niekas. žinau, kas mums liepia su Taip, lysti į man ežerą. niekas, aš pati savo būnu lėpikas tokiais atvejais, niekas man neliepia tenais, žodžiu, visa grupė lygiai va taip pat kaip visada, kas išsibaršta, kas greitai prabėga, kam neįdomu, kas nori ilgiau pabūt, žinai, visada reikia rasti tą kompromisą. Tai va, aš viena nuėjau pas tas tetulytės, va ten tą uždarą būdelę. Ir kai aš pirmą kartą va taip niurktelėjau, ir aš niurktelėjau visų galvą, tada mamulytė pradėjo mane bart, negalima pirmą kartą nerti su galva, nu, nes iš tikrųjų šventuose vandenyse, ypač jau pirmą kartą maudysi, negalima nerti giliau, nes galva, ne todėl, kad kažkas galva įsitiks, o kad galva, jeigu staigiai išsivalys, žmogus gali net laikyti, nu, psichika tokių švarių vibracijų, žinai, gali biškį išnešti. Ir aš atsimenu, jau nuo to ežero ir mane taip maloniai krato šaltis, bet tas šaltis ne nuo šalčio, o žinot, O iš vidaus, kaip po seansų. Nes bet kaip jo kartais buvo, ir mane krato šaltis. Ir tada, ir aš einu su ta pačia lietuvaitė, kurios telefoną ten pavogė, ir aš sakau, tu žinai, daryk. O mes turim kitą dieną 7 ryto išvažiuoti. Žinai ką, man zin, aš einu tuktuką rytoj 5 ryto, aš dar čia išsimansiu. O visa esmė ta, kad pusė grupės atkrito. Nu, žodžiu, atkrito ne tai, kad susirgo, bet prasidėjo tas energetinis valymasis, kam 3,8 temperatūra, papurto Tai nu man ir krato. Jemricarė taip ir buvo. Jo, tenais, žodžiu, ir ten toksai, ir tada... Ai, o kodėl aš įsimaudžiau? Mano viduje argumentas buvo toks. Galvoju, tam ežerų jau, nu, iš 1000 metų. To šventyklą žmonės maudosi virš 200 metų. Jeigu tas ežeras niekam nepadėtų, logiškai, niekas jau per 200 metų tai gal išsiaiškintų, kad neveikia, žinai. Jeigu žmonės iki šiol važiuoja, logiškai tame ežere kažkas gero yra, žinai. Nes ten iš visos nuo Indijos važiuoja. O kas yra svarbiausia, kodėl kuo mane žavi sykai, tai tuo, kad jie visus pamaitina ir visiems padeda. Ir aš visada taip visiems ir sakau, kad jeigu atsidurs tokiai pasaulio šaly, kur pamesite pasą ar telefoną ar pinigus, jūs susiraskite artimiausią sykų šventyklą, jie duos jums telefoną, duos pavalgyti, žodžiu, duos pinigų, jeigu ką, iki ambasados nuvažiuoti ir pasui pasidaryti. Tai žodžiu, jie labai pagarbiai žiūri žmonės ir jų vienas iš toks tikslų gyvenime, jų religija yra tarnauti kitiems žmonėms. Jie kartu ir kariai, kartu ir ūkininkai. Jie taikos metu ūkininkauja, padeda kitiem, o karo metu jų pareiga yra eiti ginti silpnuosius. Jie gina žmonės visada silpnuosius. Tai va, tai todėl, žodžiu, ta Indija, apie ką aš norėjau pasakyti, kad kai žinai daugiau, va tas pats Tirupatis, ne, kai tu žinai, kad ten Deivė Laikšmė nusileido žemę supykusi ant savo vyro, žinau, žodžiu. Ir kokia ten graži ta meilės istorija, taip, ir aš sakau, nu čia tiesiog kaip apvaizda vyko, ne. Apsireiškimo vieta. Jo, apsireiškimo vieta ir jinai antiek galinga, kad, nežinau, ten, nu, jinai labai galinga ta vieta. Ten išnešė, tam visi kaip apsirūkė po 20 minučių. Ten netgi gerai, kad mes ilgiau Jeigu mes ilgiau būtų, aš savom kojom būčiau neišėjus, nes ten ir sakau, ir kaip po laiko ten skaitai apie tą šventyklą, kad, žodžiu, jai būtinai reikia lipti tais laipteliais, kuriuos mes praskipinam. Ir nes to šventyklai, žodžiu, kai tu nueini ten tokia jėgos vieta, kad net jeigu tau pagal karmą nepriklauso, tu viską gausi ir viskas, ką galvoji, pildosi, tai aš dar sėdėjau ir galvojau, viešpatie, ką aš galvojau, žinai, ką aš ten galvojau. Bet supratau, kad nieko negalvojau, man buvo taip gera kažkaip viduj. Žodžiu, kažkaip aš, bent jau nuraminau aš save, nežinau, ar aš čia, žodžiu... Ten konkretų laiko mašiną. Laiko mašiną visiškai, nes aš dar atsimenu tą būseną, kaip mes pasilikom ten 20 minučių, aš taip pažiūriu laikrodį, už 20 minučių reiktų užsimerkiu, jau 10 minučių praėjo, užsimerkiu, bet taip realiai atsimerkiu, dar 10 minučių praėjo. Va taip va, ta prasme visiškai... Neaišku, kur laikas dingsta. Jo, ir jisai visai kitaip juda ir ta tokia... čia pasakyti, lengva apsirūkimo tą maloni būseną, žodžiu, kai mes važiavom, laimės būseną, ne, širdies atviros. Tai, žodžiu, apie ką aš norėjau pasakyti, kad yra iš tikrųjų svarbu Indijai šiek tiek žinoti daugiau. Kur važiuoji? Kur eini, ką darai, nes nu vien tik tai ten žinoti pavadinimą ir kad tai yra šventykla.
Arba Tai yra laiko viena. atsidurti šalia Monikos, kuri tau papasakos irgi variantas. Jeigu nuotaika jie yra, tai Man tai Indijoje labai liko kažkaip stiprus atsiminimas iš to šventyklos, kur mes sustojom, kur buvo tie vasaros rūmai, kurie žemyn į apačią. Ir šalia buvo nugriauta šventykla, kuri buvo, dabar aš galvoju, Durga. Durgos, kur jūs tik kelios nuėjo. Ir mums Mūsų sako, nepakvietė. neiti, ir aš taip sakau, tai einam, ir man to šventykloje buvo toks jausmas ir mes ten tik keli nuėjom žmonės, nes jau visi stovėjo eiliai prie autobuso. Ir visi norėjo važiuoti, nes šita šventykla neįeina pagal planą. O to šventykloje kažkas įvyko taip. tokio, man buvo taip gera, aš taip nenorėjau išeiti, niekur važiuoti. Ir po to man tada papasakojo apie Durgos šventyklą, kas ten yra, nes aš kai jau aš tiesiog taip manojau, realiai ten griuvėsiai, laipteliai, žinai. Bet ir tai dar ten sėdėjo kažkoks tai. Sėdėjo, pašventino, palaimino ir užrišo. Brakmanas ir užrišo ir siūlelį, kurį matau dar tu taip. Taip ir aš tave turiu, dar man du nukrito, trečias liko. Aš jau Man nei vienas nenukrito, nežinau, ko aš ten primenu, ko aš priprašiau, bet ta karma niekaip nedings. Aš jau pamečiau savuosius, tai kažkas tas metas naujiems. Dėl to tai čia tas ir yra, kad niekada nežinai, kaip ir Tirupatį mes nuvažiavom, nes mes pasidavėme. Apie Tirupatį išgirdau gandą ir kitą dieną jūs sėdi mašinoje ir važiuojam. Ir paskui googlinom, kad tai yra antra pagal... Ne, pirma lankomiausia. Švenčiausia vieta žemė, visi hinduistai iš viso pasaulio. Čia kaip hinduistų Meka. Čia kaip nežinau, kaip katalikų, kokia Jeruzalė, žinai, Arba Roma. Jo, arba musulmonui Meka. Jo, iš tikrųjų buvo labai gerai, tai ir tos vietos. Bet dar visame tame buvo tiesiog labai fainai. Mes tiek prisijuokėm, tas visas maistas, kiek privalgėm, kiek priragavom, kiek prisivaikščiam. Tikrai tokių daug nesąmonyčių. Ir visai nebuvo, nežinau, bent jau man, kaip manęs visi klausė, ar neskaudėjo pilvo, ar ten nieko man nebuvo. Ir pasakykite visiems, kad Ganga yra labai švari upė. Ganga labai švari. Žiūrėdama Rasą į kamerą. Žiūriu atsakingai, sakau, Ganga labai švari upė, netgi turiu nuotrauką ir filmuotą medžiagą, kaip skaidrus prie Himalajų, skaidrus vandenėlis, nežinau, Turkio azūrinės spalvos, kokia ten skaitus. Bet, ta prasme, kaip palygini dabar Gangos spalvos su kokiu Nemunu, tai koks Nemunas nešau. Nemunas labai niūrus. Nes iš tų pelkių, o ten vis tiek iš kalnų. Šiaip, labai geros emocijos. Vienas dalykas, ką skaudėjo, tai labai skaudėjo pilvą nuo juoko. Ir žandas skaudėjo. Nes būdavo juokų, iki apsisisiojau prieš pat miegą, tai atsimenu. Vakare, nesinorėdavo eiti miegoti, nors jau miegas ima, aš atsimenu. Žinai, ten skambariokėm, jau žinai, su būdžiokėm. Ten ant lovos ar ant fotelio, jūs dar tebešnekat, bet nenori eiti savo kambarį, vis tiek smagu. Tai gerai praleidom laiką. Ir paverkėm biškį, nesakykime, biškį ašarų buvo, graudulio buvo. Ai, bet ten net ne graudulys, ten... Paleidimas. Ten buvo kardinalus paleidimas, kuris kaip peilis nupjovė ir pavertas vietą, taip švelniai. Bet mes iš eilės neverkdavom visas iš eilės. Ne, iš karto mes po vieną. Negali visi vienu metu suskirti. Buvo šiaip labai įdomu, kai buvo tikrai kartais susėsdam vakarienės ir kažkam kažkas sukyla ir kažkuris iš irgi, mūsų visų keliauninkų, kažkam ta diena, kai jam valos procesai ir verkia ir aišku, tada Monika visada duoda palaikymą, nes, tokia kaip šiek tiek atsakomybė. Mes žinojame, kas nutinka Indijoje, lieka tik Indijoje. Jeigu norite smulkmeną. Taip, važiuoti, mes jums paverksim asmeniškai. Taip, tai žiūrėk, mes jau sudėliojam. Indijoje, žodžiu, važiuoti nieko nesitikėti, jau čia buvo pirktas numeris 1. Numeris 2 pasiduot procesui, pasiduot vedimui. Numeris 3, kurio mes dar neapkalbėjom, Indija yra veidrodžių karalystė. Veidrodžių kodėl? Todėl, kad ten visi žmonės gyvena širdies vibracijose, o širdis tai yra tokia vieta, kuria žmonės labai gerai tave nuskaito. Todėl, kai atvažiuojam visada į Indiją, visada yra sakoma,
neduokite ten žmonėm pinigų. Jie visi, nei vienas žmogus Indijoje nebadauja, visur šventyklose gauna maisto, žodžiu, brahmanai maitina, viskas, žodžiu, jeigu prieina, nemaitinkite, tiesiog nori pinigų, bet nepavalgyti. Tai, žodžiu, neikit ant gailesčio, kad badauja čia Indijoje tie vargšai. Ir tas, kas viduje turi tą gailestį, tik prie jo visada prieina minėtų indžių su vaikais. Nerodo, nori valgyti. Ta pati Indija pasisuka į kitą, pas kurį visai nėra tos migracijos. Pažiūrė, sako, o, gražus pakabukas, kur pirkai. Tiesiog tą pačią sekundę normaliai pasidaro ir viskas yra labai, bet vėl atsisuka, o, maitinkite mano. Gal prieš važiuojant reiktų vis dėlto vieną kitą indišką melodramą pažiūrėti. Pagaut, kad ta emocija. Kas yra svarbiausia, kas įvyksta Indijoje, visos tavo baimės, visos tavo nepasitikėjimas, viskas, ką tu slepi viduj, tau Indija atveidrodina fiziniam lygmenį. Tu kažką bijai pamest, tu pamesi trigubai. Tu bijai, kad tave ten paliks ir tavęs nesupras, tau atrodys, kad visi tave paliko ir niekas tavęs nesupranta. Ten, žodžiu, visus tavo, tos šlykščius nesaugumus. Bijosi, kad suviduriuosi, tai suviduriuosi. Bijosi, kad tave apgaudinėja, tave apgaus. Žodžiu, Indija, jinai netoleruoja jokio apsimestinumo, kurio pilnas vakarietiškas pasaulis. Jinai spjauna į išorę. Dar toks, žinai, kur, sakykim, čia tokių bijosi, kad apgausi, apgausi dar ar suviduriuosi, gal dar tokie, sakytum, čia sutapimas. Bet tas labai man ryškus buvo, kai bijojo šuns ir būtent ant to žmogaus, nors minėjo žmonių, ir tai puola, ir ten daug šunų yra vis tiek. Man toks buvo, čia tai visiškai fizinis įgyvendinimas. Net ir šunys, net ir tie širdies lygmenį. Indija yra absoliutus veidrodis. Dėl to Indijoje visi viską mato skirtingai. Ir, kaip čia tas mano pavyzdys, kur pasakoju ten, aš visada žmonėm pasakoju, kaip aš viešbutį einu ir man nuostabus kambarys. O kol aš einu į kambarį, visi bėga visą grupę prieš mane ir reikia koks šlykštus kambarys. Tu neik net į tenais, žinok, tragediją. Reikia pakeisti. Reikia pakeisti, net neik iškart pakeisti. Ir aš užeinu ir man viskas normaliai. Žodžiu, ir pas mane tikrai normalus kambarys. Ir mūsų visada buvo geri kambariai. O tas, kas jau eina, jau turi lūkštį, murzini apie indą, jis ir gauna realiai, nekeista ten patalinę, žodžiu, žinai, po kažkokį indą numegotų. Ir lygiai taip pat su, kaip aš ramė su ta valgykla, ne? Kur vienieje pamatė afų, neplautom rankom indės, tenais afų, ten žodžiu, nevalgysiu. O kita moteris eina pro valgyklą ir po to verkia visą dieną, nes pamatė, kaip tos indės meldžiasi, žinai, gamindamas maistą. Ir nustojo net, o jinai buvo brezglyva. Ir jinai eidavo valgyti visada į restoranėlį. Ir jinai vieną dieną eina pro šalį ir pamato, kaip tos indės meldžiasi valgyti gamindamos. Ir jinai apsiužliumbė visų pirma iš tos gėdos. Kad jinai valgo ten, viešbutį. Valdišką maistą, nes tos indės murzinos, o iš tikrųjų tos indės primeldžia maistą ir jinai nuo tos dienos vien tik ėjo valgyklą valgyti, nes jinai suprato, kad jinai valgo prasadą, ta prasme šventą maistą. Jinai pati savęs susigėdo, žodžiu. Tai kiekvienas gauna tokias, visiškai savas tas pamokas. Ir šitoj vietoj čia net negalima kaltinti Indiją, kaip mes pripratę blogas viešbutis, eini pas administratorių, pariesi, tau pakeičia, o čia nieko tau nieks. Tau gali pakeisti, bet toks pats bus kambarys. Kuo tu į pacientus yra, toks pat pacientus yra, matote, tokia geležinė mandagumo taisyklė, niekada žmogui negalima sakyti ne. Todėl jie visada sakys tau taip. Sakys tau taip. Bet jeigu tu su jais elgiesi bjauriai, jų taip bus toks, kad jie tau padarys taip, bet jie tą dalyką padarys taip, kad tu geriau būsi norėjęs, kad jie to nedarytų. Geriau būtų norėjęs, kad tau pasakytų ne. Ta prasme, jeigu tu atėjai ir žvėriškai pradėjai sakyti, dabar pakeiskit man kambarį, jie sakys taip, 5 minutės, tik 5 minutės bus 3 nakties. Ir tu iki 3 nakties gali, kad ir 30 kartų lakstyti, rodyti laikrodį, jie sakys, taip, 5 minutės, jie tave privers vis tiek pakentėti kažkokį diskomfortą ir tu jau geriau eisi mėgoti, norėsi eiti mėgoti nešvarų kambarį. O tas jų, kai tu su jais geruoju, tai jie tau irgi geruoju. Čia kaip
kai jau Aušrinė su Rasa paprašė lygintuvo, kai mes kažkokiam kaime, Lušnynė, žodžiu, aš jau buvau viskas, čia panos perlinkė bet kokį indų. Bet jie taip ramiai, sako, ne. Bet ir jie taip ramiai. Sako, jūsų draugės išvažiavo kelnių išsilyginti. Mes jau ruoštėm ruoštas, taip. Okay. Nes jau kai jos prašė lygintuvo, aš jau žiūrėjau kaip, nes man visada įdomu, kaip tai indai sureaguos. Aš visada laukiu, kad jie kažkaip sureaguotų. Gal išauks, bet jie niekada nesureaguoja. Come on, guys! Taip, jau dėl lygintuvo jau turėtų. Čia kažkaip sakė, gerai, paieškos. Ir surado, ir padarė jo. Čia ir kai tie visi kamščiai, ir kai tu, aš būna stebiu, aš kai vairuotojas važiuoja, tas mūsų šoferis, ir staiga iš šono išlėkia koks bepratis, kita mašina. Priešinė kokia. Jo, ir tas turi mūsų vairuotojas spaustant visų stabdžių ir jis taip ramiai sustabdo, tada ir pasako tam pravažiuok. Žodžiu, ir nulis reakcijos, tada jam reikia nukirsti, apsukti, jam nepatogu išsukti, nes jį vos neiškeliui ir jis važiuoja. Ir aš galvoju, tai yra neįmanoma pas mus. Pas mus nenuoja. Visiškai. Ten viskas tokia, taip turi, nuo Dievo valia, žinai, išlindo, tai išlindo. Reikia tam žmogui važiuoti, ką darysi. Tai va, tai žodžiu, trečias, Indija visada atspindi. Todėl čia labai geras. Bet jinai ir labai gerus dalykus atspindi. Ir reikia nepamiršti. Nes jeigu tu ateini su gera nuotaika ir tu pats savam atsipūtime, tai tu tiek gausi gerą atgal. Taip. Ta, ką duodi Indiją. Tu ateisi nusipirkti skarą vieną, tai tau ją parduos, bet tu taip pasidžiaugsi, kad ten sumokėjai, tai tau dar 5 padovanos, dar dovanų, ten kažkaip, visą kitą čia tokių Ir arbata privaišina. Čia ne tas, žinai, kad arbatos tas negeria, bet tas bendravimas. Tu atsisuki į Indiją, taip Indija atsisuka į tave. Tave įsileidžia jų kultūrą į vidų, tu gali, žinai, į vidų įeiti tas kultūrą. Ir 5 punktas, mes padarysim dar vieną video, kai grįšim iš Indijos. Galėsit tada bent video pažiūrėti, kas nevažiavo. Gal reikės kitą podcastą apie Japoniją jums padaryti, papasakotumėte apie Japoniją. Tai tiek, žinai, kaip ten reikia. Ir nepamirškite paspausti mygtuko subscribe and share and follow, ką ten? Follow, subscribe, share, like. Tai tu Aušrinė turi daryti. Like. Laukiam komentarų. Taip.